Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje. Neįtikėtina Žiogų armijos generolo Zigmo ir kunigaikščio Vytauto pergalė prieš kryžiuočius, kurie žaismingai ir kūrybingai papasakos apie vieną svarbiausių Lietuvos istorijoje – Žalgirio mūšį. Miunchauzeno kelionė. Kūrybiškumą, vaizduotę ir pasitikėjimą savimi ugdantis spektaklis apie berniuką vardu Miunchauzenas, kurį tapybos moko griežta ir reikli mokytoja. Miunchauzenas ima pasakoti įvairiausius išgalvotus nuotykius. Apie skrydį ant patrankos sviedinio, apie elnio galvoje išaugusį vyšnios medį ir kitas istorijas. Kaštonė. Tai istorija apie šunytę Kaštonę, skatinanti kalbėti su vaikais apie neišvengiamas gyvenimo patirtis ir dėsnius. Žalias obuoliukas. Spektaklis apie neišmatuojamą medžio meilę mažam berniukui. Medžio, kuris atiduoda viską, ką turi. Kaip motina savo vaikui, kaip draugas draugui, kaip dievas žmonijai. Suprasti šią istoriją galima įvairiai, bet jos gelmė, poetiškumas ir lengvumas užburia ir įkrenta į atmintį visam laikui. Užburtos pilies paslaptis. Pagal pasaką Gražuolė ir pabaisa. Spektaklis pakvies praverti užburtos pilies vartus ir išgirsti mįslingą ir jaudinančią istoriją, kuri padės atskleisti paslaptį, ar meilė gali siaubūną vėl paversti žmogumi. Gulbė karaliaus pati. Pagal lietuvių liaudies pasaką. Spektaklyje atgimsta mergelės Gulbelės ir ją pamilusio karaliaus santykių drama. Rūmuose puta vėl bus. Čia ta pati plunksnelė. Molinis sapnas. Šmaikščiai, žaismingai, vizualiai ir prasmingai apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius ir reikšmingiausias datas, nuo pat paminėjimo pirmosiuose šaltiniuose. Į gretas stovėt, į darnes gretas būriai, reikia lygiuot. Jokūbo dienoraštis. Berniuko Jokūbo lūpomis vieno Lietuvos miestelio istorija, kurio triukšminga ir spalvinga kasdienybė nutraukia visą griaunantis ir naikinantis karas.